kur beįsijungtum, plauna smegenis. Kolegas Skardžius, klausdamas pranešėjas, aiškiai ir nedviprasmiškai pasakė šioje posėdžių salėje, kad nacionalinis transliuotojas atstovauja vieną politinę jėgą. Aš giliai susirūpinę šio klausimu ir norėčiau sužinoti, kurią. Tai kreipiuosi į etikos ir procedūrų komisiją, kad būtų išsiaiškinta. Bet nebūtinai etikos procedūrų komisija gali išaiškinti, kurią partiją atstovauja, užtenka pažiūrėti gal kokią nors vieną žinių laidą. Ar vieną, ar antrą, ar trečią kanalą, kuris transliuoja su 10 milijonų vertės biudžetais, plauna smegenis. Kreivys yra numeris 1, jisai turi galų gale ir patirties iš tos ankstesnės kadencijos, taip kad jisai ten tvarkosi pakankamai neblogai šiuo metu su tuo, kas jam yra pavesta. O kas esame mes? Kas yra Kitaip TV? Mūsų pagrindinė misija – priversti jūs abejoti. Mes keliam klausimus. Mes nerodom kelią, bet mes keliam klausimus. Lietuvos ateities strategijos autoriai įkvepianti ideologija moko, kad parama vaikus gimdančiai ir auginančiai šeimai yra blogis, nes ji kažką diskriminuoja. Kiekvieną pirmadienį laida gyvai, kur mes bendraujame su jumis, atsakome jūsų klausimus ir komentuojame tam tikrus esamus įvykius su įvairiausiais svečiais. Как насчет обсуждения нашей коррупции, американской коррупции у нас на самых верхах, у нас в Конгрессе, у нас в расследованиях, нашей стране, на которую равняется весь мир. Как насчет обсуждения этого? Почему мы это не обсуждаем? Может быть, потому что тебя забанят тогда на Ютубе? Antradieniais pokalbis su žaliosios politikos ekspertu Remigijum Lapinsku iš esmės. Jis turi ką pasakyti ir irgi yra pasiutęs. Tai yra tam tikra prasme apgaudinėjimas stipresnės šalies energetikos įmonės, kuri naudojasi silpnesnės šalies, tai yra paprasto piliečio, neinformatumu, nežinojimu, nesupratimu ir tos, kaip sakant, keliolika ar kiek tai centų už kiekvieną kilovatvalandą vis pasiekti. Trečiadieniais be abejo labai solidžios, pakankamai argumentuotos detalės iš audito komiteto ir Seimo su Artūru Skardžiumi. Tas faktas yra tai, kad tikrai blogai tvarkomosi yra Litgrid įmonėje, esant tokiom aukštom kainom, yra patiriami 50 milijonų grinasis nuostolis per praėjusius metus. Ketvirtadieniais trumpai su Remigijum Žemaitaičiu. Tai matomai vienintelis palikęs kovotojas mūsų šitoj beribiai politikos kvailystėj. Jeigu jūs žinotumėt, kas vyksta užsienio reikalų ministerijoje, tai šiandieną jau turėtų saugumas nušalinti Gabrielių Landsbergį iš viso nuo pareigų. Ten yra absoliuti anarchija, ten Mantas Adomėnas ir Albinas Januškas daro, ką nori užsienio reikalų ministerijoje. Žmonės prasiskirsnėja kaip nori ir ten tokias varkės, kaip sako liaudiškai, vyksta, kad jūs nei vienas neįsivaizduojate. Žinai. Aš jau nekalbu apie aplinkos ministeriją ir apie energetikos ministeriją, kur energetikos ministerija kartu ministras kartu su Valdu Benkunsku iš Rusijos perka mazutą ir kūrena Vilniuje mazutą rusišką. Tai čia yra protų nesuvokiamas dalykas. Ir be abejo ketvirtadieniais vakare naujausia sąmokslo teorija. Atsiradus bet kokia krizė, finansų krizė, ekonomikos krizė, dabar energetikos krizė, labai svarbus yra valstybinis reguliavimas arba vyriausybės vaidmuo padedant spręsti susidariusias iškilusias problemas. Biudžetas mūsų yra apie 19 milijardų, nesiekia šiek tiek kelių šimtų milijonų, trūksta iki 19 milijardų pajamų ir beveik 22 milijardai išlaidų. Taip mes turime teisę reikalauti rezultatų. Visi mokesčiai, aš dėstau apmokestinio studentams, nežinau, 20 metų. Prasideda nuo konstitucinės dalies. Tai yra, kitaip tariant, tu negali šiaip pasakyti, man reikia pinigų ir dabar aš apmokestinsiu ten kažką X. Ne? Ir didžiuojame, sakom, kad pas mus atvažiuoja gydytis dantų iš Jungtinės karalystės, iš kitų šalių. O kur mes važiuojam? Į Turkiją, Egiptą. Tai kas seniau dar į Baltarusiją važiuoja. Tai kas mums iš šitos sistemos yra? Jeigu mes ją kaip ir turim, bet kaip ir ne. Na, o žinoma, šeštadieniais, sekmadieniais tai jūsų visų mėgiamieji kontroliniai šūviai. Kodėl jūs tylit? Kodėl jūs bijot pasakyti visuomeniai, kodėl dangstot Bartoševičių? Tai kiek jūsų priklauso Bartoševičiaus chebrai?
Savaitės tikrai vieną iš salvių pagirų duodam Gražulį. Seime aš esu savo kompetencijom stipriausia kandidatė į vadovės šitai komisijai. Supratai? Tai aišku supratau, o teisės ir teisėtvarkos tai būtų gerai, kad būtų buvęs koks nors žudikas, vagis, atsėdėjęs 4 kartus ir jis puikiai suprastų, kur yra tos spragos. Ir plus prie jūsų dar PVM grobstytojas, kontrabandininkas, nu kad viskas... Celofanas. O! Į teisės ir teisėtvarkos komitetą. Savaitės apžvalga per juoko prizmę. Praėjusį antradienį, vasario 21 dieną, mylimieji sumainė... Kaip ten buvo parašyta? Į klientą orientuota paslauga. Reforma. Taip? Nu. Taip? Okei. Kas bus finansuojama pirmuoju etapu? Buvo lentelė. Pirmam tai yra punkte pažymėta kapinių skaitmenizavimas. Jeigu jums patinka tai, ką mes darome, o aš tikiu, kad jums patinka tai, ką mes darome, tapkite mūsų rėmėjais patreon.com kitaip TV arba contribui.com kitaip TV. Kartu bus linksmiau, kartu būsim tvirtesni ir visi matysite tai, ko nemato niekas. 2 laidas nebent. Laisvai. Vieną pirmadienį, o kitą pavėluotai.